kumštis spaus. Va čia padėk, šitą rankytę padėk, dabar paspaus. O taip spaudžiam. O taip spaudžiam. Ir taip. Kumštukas va, apgiestas. Kumštukas ant tinkaus deldario. Kitą rankytę. Kūno dugną. Ne iš viršaus krapštom pamatę jį, mes jas gal įkišim. Pamatę, tik pasėdė jo dugną, pamatę, kad būna. Tada pirštų pašalina. Ir taip pasprimžinamas pacientas. Gan dažnokai pasitaikanti. Pucas yra. Tai reiškia, kvėpuoja žmogus. Ne taip. Ne, viena ranka ant kaktos, kitą užsmago. Va taip. Kitą rankytę čia atloši ir po to patraukis smakriuką žemyn, atsidaro burna ir pasikelia, pražiodžius pasikelia liežuvio šaknis, atlaisvinami kvėpavimo takai. O tada, kai kvėpuoja, tai viską ką tada darom? Jeigu kvėpuoja, pulsas yra, ką darom? Paguldom ant šono. Jo? Paguldom ant šono. Taip, guldom ant šono. Besąmonės kvėpuoja, guldom ant šono. Paguldom ant šono. Ir stebim būti. Vieną ir visi galima. O, tada tikrai padaryti. Nu va taip turėtų būti toks masažas, jo. Visi šonkauliai sulaužyti. Bet tik aš žiūriu labai geras dažnis. Na, o tada rodykite iš arti, kur tą ranką iš tikrųjų reikia uždėti ir kurią vietą tiksliai spausti. Va, teisingai, uždėjus tik tais ant krūtinkaulio. Va, tarp spenelių ant krūtinkaulio. Viskas. Va, teisingai. Bet spaudžiasi visą ranką ar šitą? Delno pagrindas. Tik delno pagrindas. Taip, tik delno pagrindas. Krūtinkaulis ir delno pagrindas. Pirštai nedalyvauja. Labiausiai lūžta tai šonkauliai, ypač vyresnio amžiaus žmonių. Bet tai, žodžiu, daugiau į dešinę, į šitą pusę, ne? Ant vidurio. Ant pačio vidurio. 5-1 užimtinė. Ar jau žiūrėjau? Vieną ranką kitą padėjo, dabar išdėk. Bet sąmonės, ne? Kviečiam pagalbą. Nu, pakirkite pagalbą. Patikrins, ar kvėpuoja jėgutės. Mama, niekam neįdomu. Ateik, išgelbėkit mane. Kryžius, numeriau. Nu va. Nu, ką mes padarom? Pirmiausia, va, nereaguoja, neatsako, ne? Kviečiu pagalbą. Pakvieskit mokytoją, draugę, kaimyną. Toliau aš ką? Atlošiu galvą. Atlošiu, pražiodau. Pakėliau liežuvio šaknį. Dabar kvėpuoja, nekvėpuoja, nematau. Pasilenkit savo akim ir skruostu prie burnos ir žiūri, kaip neslapta. Laukiu, kažkaip. O, išgirdau. Puikiai įkvėpė. Toliau ką darau, čia pulsą. Va, aukščiausias iškėlimas kakle, nors ir pasirus lengviau kažkokį iškėliau, bet yra. Einu ir atsiremiu galvos sukumą į galvą. Sirinkė turėsit. Iškart pulso čiūkiu. Anksčiau sakysim. Nu, pačiau. Nu, aš kvėpuoja jėgutės, mama. 3-4 minučių grįžtam. Čia pulsą. Ar čia pulsą? Yra pulsas. Viskas. Bet mamytė be sąmonės, ar ne? Greitai iškvietė, kaimynai dar nesbėgo. Pasistengti mamytę pavesti ant šoniuko. Ant šoniuko. Ir viskas. Išvyko pas jūs? Iš karto. Supratau. Irina, greitoji. Nu, ar įdomu? Tėvams skambinsi, iš karto matys kompiuterį. A, jūs kokia? Kas išdykauja, viską mato, fiksuoja telefoną, pokalbį įrašo. Viską daro. Gal pas mus dirbs kada? Ar norit daktarais būti kas nors? Ar vairuotojais? Nu, va, mat. Ačiū labai. Sveikatos, sėkmės. Nu, atsargiai, vaikai, atsargiai reikia nevėžti. Su po to gydytojai reikės dirbti naktį su tokia, kurie nejuokauja. Atsisuk. Pasirodė. Aš galvoju.
tos mašinos dar padaryti vieną bendrą. Хорошо. Хорошо. Gerai mokykitės, gerai teikti pas mus dirbti. Tai garsiai visi.